Sveiki, mėly žiūrovai, norėtume Jums pristatyti atnaujintą Agromaš mechaninės sėjamosios modelį SR301. Tai yra ne faceliftas, o visiškai naujas modelis, pakeičiantis jau klasikiniu tapusi Agromaš SR300 mechaninės sėjamosios modelį. Sėjamosios principas liko tas pats, turime mechaninį reduktorių, bet su dvigubai platesniu reguliavimo spektru negu senajame modelyje, todėl galima dar tiksliau nusistatyti sėjos normą. Įterpimo naragėliai liko tokie patys, turime vieno disko su valančiuoju ir dviejų diskų sprendimus, o kaip ir visose Agromaš modeliuose atraminiai ratukai ir raketėlės yra standartinėje komplektacijoje. Nuo šiol sėjamosios bunkeris yra nekniedytas, o suvirintas ir tai užtikrina didesnį, geresnį sandarumą pačiam bunkeriui ir mažiau drėgmės gali patekti į viduje paliktą sėklą. Ko gero didžiausi pakeitimai yra sėjamosios viduriuose. Nuo šiol pakeistas visas sėjos velnio mechanizmas, abu ritinėliai sukasi kartu, jų nereikia perkaiščioti kaip senajame modelyje, norint sėti mažas sėklas kaip rapsą ar žoles. Užtenka tik atskirai atidaryti vieną ar kitą sklendę ir taip nusistatysite padavimą į vieną arba kitą ritinėlį. Taip pat daug patogesnis kalibravimo mechanizmas. Visas dugnas nusileidžia tokiu būdu, čia su spiruoklėm, čia plastikinės atramos ir dangčiai į tas atramas pasideda kai vonelės, prasukat atitinkamą kiekį reduktorių kaip pagal lentelę ir pasisveriat sėklą. Tai iš abiejų pusių padaryta taip pat, beje šitas svirtis reguliuoja liežuvėlių poziciją priklausomai nuo sėjamos kultūros. O kitoje pusėje gamintojas šiek tiek patobulino konstrukciją ir dabar čia turime kabliuką, tai yra ne kabliuką, o žiūrėkit, dangtį uždarytą, kuriame yra numatyta vieta pasikabinti kibirui, įsiberti sėklą, o netgi dabar ir svarstyklės komplekte yra. Taip pat yra ir svirtis prasukimui, tai galite sukti arba reduktorių arba pasikėlę sėjamosios ratą pagal priklijuotą instrukciją. Numatytas ir patogesnis pusės sėjos atjungimas. Dabar per vidurį su šia svirtelė su spiruoklė galite labai paprastai atkaiščiuoti pusę velnio ir pradėti sėti nuo lauko krašto. Šiek tiek pasikeitė ir spiruoklių įtempimo sistema. Anksčiau buvusi prie sukabinimo, dabar perkelta prie šoninio rato. Tai turime čia indikaciją nuo A iki H raidės pagal norimą įtempimą. Visraktis mums padeda labai paprastai įtempti spiruoklės į norimą poziciją. Dabar va tik tai nuleistas, tai yra pakeltas ženklintuvas, tai reikia persityti. Bet esmė aiški, spiruoklių įtempimas atliekamas labai patogiai. Agromaš SR mechaninė sėjamoji yra populiariausias ir daugiausiai gaminamas Agromaš produktas. Ši sėjamoji yra populiari Lenkijoje, taip pat ir Lietuvoje. Tikime, kad atnaujinus modelį ši sėjamoji taps dar populiaresnė, nes turime daug patogesnių sprendimų, o jeigu norite gauti išsamią konsultaciją apie prieinamumą, komplektacijas ir kainas, skambinkite nurodytų numerių ir mūsų regiono vadybininkai suteiksim išsamią konsultaciją.